Labadiena. Labadiena. Malonu Jūs ir vėl matyti. Man taip pat. Prašom, nusirenkite. Ačiū. Štai mūsų naujas kainininkas. Oho, kaip kainos pasikeitė. Tiek metų kirpimas buvo 30 litų, dabar 35. Už šukuoseną mokėdavau 60, dabar reikėtų pakloti 70 litų. Gal čia dėl euro įvedimo viskas keičiasi? Ne, tiesiog darbo sąnaudos auga ir kainos didėja. O mūsų įmonė euro įvedimo reikalavimų laikosi. Pažiūrėkite, kainos aiškiai nurodytos litais ir eurais, suapvalinta teisingai. Teisybė. Dabar kainos gražiai suapvalinamos 10 eurų, 20 eurų. Vis dėlto įtartinai atrodo, kad jos keičiasi būtent dabar. Įdomu, ar nepažeidžiamos vartotojų teisės? Nei euro įstatymė, nei kitose įstatymuose nėra įtvirtinta, kad įmonės negali keisti paslaugų, prekių pardavimo kainų. Nors šiuo metu veikia Lietuvoje kainų įstatymas, tai yra rinkos sąlygos, tačiau tai neturi liesti būtent su euro įvedimo laikotarpiu. Jeigu vartotojui atrodo, kad nepagrįstai yra keliamos kainos, jis praktiškai gali kreiptis euro įstatymę nurodytas visas 17 institucijų, rinkos priežiūros institucijų. Jeigu kad jam būtų paprasčiau, praktiškai jisai gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ir vieno langelio principu tie klausimai bus išsiaiškinami.